Sveiki, mėly žiūrovai, prieš jūsų akis yra dar vienas dailiai atrodantis japonas, ant mano stalo yra kompanijos Luxman integruotas lempinis stereo stiprintuvas, modelis kurio yra SQ38FD. Pakankamai retas mūsų kraštuose. Padarysiu šiandien jo apžvalgą ir parodysiu jo visus valdymo organus. Taip pat mes galėsime užmesti akį pasižiūrėti, kaip jisai atrodo viduje. Na ir pabaigai pasižiūrėsime, kaip jisai atrodo iš galo. Trumpai apie šį stiprintuvą. Šis stiprintuvas buvo, būtent šios modelis buvo pristatytas 1970 metais. Sekanti jo versija, tai yra MK2, buvo pristatyta 4 metais vėliau. Aparatas tikrai yra įdomus, kadangi jį gali naudoti keliais būdais. Tai yra, gali naudoti jį kaip pradinį stiprintuvą, tik tai arba kaip galios stiprintuvą, na, arba naudoti jį kaip integruotą. Išėjimui jisai turi 2 po 30 W prie 8 ohm apkrovos, pakankamai galingas, kad galėtų susidraugauti su praktiškai bet kokiom akustiniam sistemam, didžioji dalimi, sakykime taip. Aparatas yra įdomus to, kad jisai turi pakankamai pažangę tam laikotarpiui ir tonų valdymo kontrolę ir tai, kad yra galimybė atskirai valdyti kiekvienam kanalui, pasirinkus irgi skirtingus žingsnius, bet apie visą tai iš eilės. Tai ko gero, nuo to man turbūt ir reikėjo pradėti būtent nuo priekyje sėdėjusių valdymo organų apžvalgos. Manau, kad taip ir padarykime. Jungimo mygtukas pas mus arba svirtelė yra kitoje pusėje negu yra įprasta, dažniausiai būna jisai kairėje pusėje, tai šiuo atveju Luxmano yra toksai, būtent to laikotarpio technikos, vos ne signature, arba taip vadinamas išskirtinumas, kad dažniausiai jungiklius jie dėdavo kitoje pusėje, negu mums yra įprasta. Svirtelę pajungus, aparatas įsijungia, toliau yra galimybė pasirinkti skirtingas akustinės sistemas, tai main arba remote, tai reiškia, kad gali pajungti 2 poras akustinių sistemų, kas yra faina. Toliau pas mus yra garso reguliavimo potenciometras, neturi jisai jokios fiksacijos, turint omeny žingsninės, tiesiog maloniai sukasi. Toliau yra balansas atskirai. Šiaip būdavo irgi taip, kad sudėdavo viską ant vieno potenciometro, balansas ir garso reguliavimas pakankamai populiarus buvo tuo metu sprendimas. Labai džiaugiuosi, kad čia yra viskas atskirai, kur kas man labiau patinka būtent toks variantas, kad balansas yra atskirai, garsas yra atskirai reguliuojamas. Toliau pas mus yra įėjimų pasirinkimas. Ir čia pas mus yra galimybė pasirinkti 2 AUX ir netgi 3 AUX įėjimus, tai yra tiesiog linijinius ir 2 fono korektorius. Ir taip pat pas mus yra, matosi apačioje, galimybė pasirinkti režimus mono left, mono right, tai reiškia mono skamba tik tai kairės arba dešinės pusės, toliau tiesiog mono L plus R vadinamas, stereo normalus ir stereo reverse, kai pasikeičia kanalai vietomis, kairė skamba dešinysis, dešinė pusė, dešiniai skamba kairioji pusė, tai va toks va yra momentas. Toliau pas mus yra 2 svirtelės, būtent filtrų, tai yra aukštų ir žemų dažnių, tai vidutiniai pozicijai jie yra išjungti, viršutinė pozicija aukštų dažnių filtras matosi, kad yra kertamas ties nuo 5 kHz, apatiniai padėtyje jis yra kerpamas nuo 9 kHz. Lygiai ta pati situacija yra ir su žemų dažnių filtru, tai yra vidutiniai pozicijai jis yra išjungtas, apatiniai pozicijai pas mus 50 Hz kirtimas ir viršutiniai pas mus yra 100 Hz kirtimas. Toliau pas mus yra monitorius arba išėjimas. Tai galima monitorinti taip pat, pajungus ausinės klausytis, kas tuo metu yra grojama, kas atliekama. Ir toliau pas mus jau yra pačio tono kontrolės būtent laiptų pasirinkimas. Sakykime taip, norime reguliuoti mes nuo 3 kHz ar nuo 6 kHz aukštuosius dažnius, tai pasirinkus atitinkamai svirtelę galima tai ir padaryti. Vidutiniai pozicijai viskas yra defit, tai reiškia, jis yra vidutiniai pozicijai ir niekas nėra to, sakykime, reguliavimo pagal pasirinktą žingsnį. Tai yra 3 kHz arba 6 kHz aukštiems dažniams ir žemiems dažniams nuo 150 Hz iki arba 300 Hz gali reguliuoti
žemosius ir aukštosius dažnius. Ir kaip matosi čia, yra galimybė tai daryti kiekvienam kanalui atskirai. Viršuje pas mus yra indikatorinė lemputė, kuri parodo, kad stiprintuvas yra įjungtas. Vat, ir kaip ir viskas šitoje pusėje pas mus jau apžvalga ir baigėsi. Reikės dabar nuimti tik tai medinį kabinetą ir pasižiūrėti, kas yra jo viduje. Netrukus tai ir padarysiu, bet tam, kad tai padaryti, stiprintuvą reikės apversti aukštyn kojomis. Dar trumpai prabėkime ir pasižiūrėkime, kaip atrodo jo būtent estetinė ta pusė, kaip čia viskas yra, galima taip sakyti, sukomponuota. Matosi, kad medinis kabinetas yra padarytas panašu, kad iš medžio masyvo, o galbūt netgi, gal čia tiesiog yra klijuotas, reikės dar pasižiūrėti išardžius įdėmiau. Nu, bet toks vat matosi, kad iš tos vat eros, iš tos vat epochos tie kampai, tie visi tokie pjovimai, panašu, kad jau buvo remontuotas, galbūt netgi klijuotas šitoje vietoje. Taip pat esu pastebėjęs tokį gana įdomų dalyką, gali būti, kad tai yra susijęs su laikymo sąlygomis arba, kad buvo rankinėlės plaunamas ir buvo palikta drėgmė šiek tiek, nes matosi, kad, prūdyja visi tie fiksaciniai varžteliai ir tos rankinėlės tose vietose matosi, kad yra taip pat pažeistas. Tai toks yra įdomus pastebėjimas. Taip pat esu pastebėjęs, kad yra nedidelis ekscentrikas, sukant jos rankinėlės tas pačias, tai toks galbūt tai transportavimo metu nutiko, greičiausiai taip ir bus. Toks yra šiek tiek pasikraipimas. Patys jungikliai, ypač kanalų selektorius arba šitas labai fainai atrodo, čia pas mus yra tokia kaip plastikinė rankena, bet jinai tokia yra kaip, net nežinau, kaip ir plastikas, bet jaučiasi, kad yra aukštos kokybės, toks biškai kaip prie gumos labiau traukiantis. Taip pat yra ir su rankenėlėm, irgi plastikas, jisai palietus jį nesijaučia, kad jisai būtų kietas arba kažkoks toks pigus, gana kokybiškai viskas čia yra padaryta. Tiesa, matos irgi, kad yra problema su alignmentu to vadinamu, nes yra irgi palankstytos tos rankenėlės ir tam, kad atrodytų aparatas dailiai, nereikėtų jos tos vartelės ištiesinti ir sudėti atgal netinkamai pačios rankenėlės, nes matosi, kad yra biškai pasikreipę ir, žodžiu, tokia situacija. Faina labai ta briaunelė, tokia matosi būtent priekinės panelės dalyje. Toks dailiai atrodantis aparatas. Viršus matosi yra paliktas vidinimui su smulkiom grotelėm, kad smulkesnės dulkės arba tie pukai vadinami ten į vidų net patektų. Tai vėlgi iš vienos pusės kaip ir gerai, iš kitos pusės yra ne visai, nes kai būna prisikaupę šitų dulkių, tai gaunasi taip, kad yra praktiškai uždaromas vėsinimui skirtas praėjimas. Tai vėlesnės modifikacijos man teko matyti to paties modelio aparatus, nekalbu konkrečiai apie Luxman, bet apie kitus, tai ne tos smulkios grotelės dažnai būdavo, kad tiesiog buvo išimamas, nes panašu, kad sukeldavo papildomų problemų tas. Ir, manau, kad nebereikalo tas daroma, palikus tik tai storas grotelės ir gana plačius tokius išpjovimus, kad oras geriau cirkuliuotų, nes prisikaupusios dulkės po to tiesiog blokuoja tą praėjimą. Dar kas yra įdomu, tiesiog toks gal specifika, kurią reikėtų gal šiek tiek patobulinti, nes grotelės skamba. Tai šitą vietą irgi reikėtų sutvirtinti jas, kad jos būtų užfiksuotos. Ir tas skambesys tų pačių grotelių būtų pašalintas. Ok, tai ką, mes apžiūrėjome jo maždaug išorę ir dabar reikia nuimti medinį kabinetą, pasižiūrėsime, kaip jis atrodo viduje. Matote, Luxman jau po truputėlį yra atidaromas. Tai jau esu atsukęs visus varžtus, kurie apačioje tvirtina stiprintuvo šasi prie medinio kabineto. Ir netrukus jau ištrauksiu patį stiprintuvą, traukiu padėjęs būtent
tokius plastikinius įrankius, kaip slidės, kad būtų, kad nepažeisti medinio kabineto tuo metu, kai traukiamas bus stiprintuvas. Tai vėlgi viena ranka čia truputėlį yra sudėtinga padaryti, tai matyt kamerą padėsiu truputėlį šoną, bet tokiu būdu jisai yra išimamas ir po to, kai jau pilnai išimsi, galėsime apžiūrėti šiek tiek iš arčiau. Taip atrodo Luxman SQ83FT kabinetas iš vidaus. Mes matome, kad tai yra padarytas vėlgi iš kelių sluoksnių fanieros, bet tokios gana storos fanieros. Matosi, kad čia 3 sluoksniai yra suklijuoti įstrižiai vienas kitam. Bet grotelės matosi yra prisuktas šitą vietą, tai bus iš. Taip pat jos yra čia sutvirtintos būtent vienu varžteliu. Ir taip atrodo jo vidus. Ten dar matosi dugne yra tokia kaip ir pagalvėlė tokia padaryta su porolonu, kad švelniai atsiremtų būtent priekinė dalis. Taip suprantu. Taip atrodo kabinetas. Tai kabinetą galima bus padėti į šoną ir galėsime grįžti prie stiprintuvo ir apžiūrėti, kaip jis atrodo jau be kabineto. Išėmus stiprintuvą iš medinio kabineto mus pasitinka štai toks vaizdas. Ir čia mes matome tikrai nemažai lempų. Iš principo stiprintuvas yra padalintas į 2 dalis, galima sakyti taip. Pas mus šioje pusėje pradinis stiprintuvas su fono korektorium, šioje pusėje pas mus jau yra galios stiprintuvas. Tai iš eilės prabėgime ir pasižiūrėkime, iš kokių čia komponentų viskas yra sudaryta. Pradėsiu galbūt nuo maitinimo transformatorius. Maitinimo transformatorius, kuris aprūpina lempas tiek anodinę aukštą įtampą, tiek pakaitinimu. Šalia jo esantis, čia matosi mažesniam biškį korpuse yra droselis arba tai induktyvumo rytė, kurie padeda išlyginti srovę. Taip pat šalia matosi yra ir naudojamas kondensatorius maitinimo srovę filtruojantis. Čia pas mus yra maždaug 50, tai yra 2 kondensatoriai viename, 2 po 50 450 voltų reitinguoti. Ir čia matosi netgi yra High Ripple serijos Nippon Chemicon būtent naudojami elektrolitiniai kondensatoriai. Tai lempos pas mus galios yra triodai. Pas mus čia yra 50 CA10 lempas vadinamas taip. Tai parodysiu aš iš arčiau, kaip atrodo tokia lempa. 50 CA10 triodas. Tai čia pas mus jau galima sakyti taip, galios išėjimo lempos. Stiprintuvo konfiguracija yra push-pull. Tai kiekvienas kanalas turi po 2 lempas. Jų driveriai yra pas mus 6267 berods lempas čia bus, jo, 626, ne, meluoju, čia pas mus yra pentodas, tai čia yra pre-driveris, 6267 ir po to tik tai per jį praeinant signalai patenka į driverius. Driveriai pas mus čia bus, toj sekundės įdėsiu atgal lempą į savo poziciją. Tai čia bus 6DT8 arba 6AQ8 lempos. Tai čia pas mus yra triodai. Matosi japoniška dar lempa naudojama. Taip pat kažkas čia tokio, kažkokio kaip skysčio yra ar kas, nežinau. Gal čia buvo sutepta, kad kontaktai būtų tipo geresni ar kažkas. Snake oil greičiausiai čia galėjo būti panaudotas. Toks yra momentas. Tai žodžiu, gaunasi taip, kad pas mus yra 2 pre-driveriai. Tai čia yra 6267 lempos, tai yra pentodai. Iš pentodų patenka signalas į triodus. 6DT8 arba 6AQ8 gali būti naudojamos lempas. Iš triodų jau patenka į galios stiprinimo būtent lempas, irgi triodai čia yra.
Bet prieš tai signalas dar yra praeinamas, jeigu mes naudojame stiprintuvą kaip pilną, ne kaip atskirą galios stiprintuvą arba pradinį, tai pas mus signalas dar praeina per 12AX7. Pas mus matosi yra 4 lempos ir 2 iš jų yra naudojamas fono korektoriui, 2 iš jų yra naudojamas būtent jau pradiniam stiprintuvui, tame tarpe ir tono kontrolės, būtent protono kontrolė praėjus signalui sustiprinti. Taip pat matosi, čia yra 4 maitinimo filtruojantis kondensatoriai, kurie iš jų yra ne vienas, o 2 viename. Tai realiai čia pas mus galima dvigubinti kiekį, tai realiai čia vietoj 4 yra 8 kondensatoriai. Šalia jų matosi yra naudojami Luxmano OI serijos išėjimo transformatoriai. Čia jau pačių galios lempų. Galima taip, iš lempų patenka tiesiai į transformatorius ir iš transformatorių išeina į jau akustinių sistemų pajungimo terminalus. Ko faini šitie transformatoriai, būtent šitos serijos OI, tai yra labai lankstus ir gali pasijungti praktiškai kokio nori impedanso akustinės sistemas, nuo 4 ohmų, 4 ohmų, 6 ohmų, 8 ohmų, 10 ohmų ir taip toliau. Tai toks yra ganėtinai lankstus variantas. Tiesa, dar matome, kad viena iš lempų 12AX7, tai čia fono korektorius įėjimo pati, tai yra netgi specialiai apsaugota dar su skydu tokiu, kuris užsideda ir prispaudžia pačią lempą, kad būtų geras kontaktas ir tuo pačiu metu ekranuoja ją. Tai toks yra fainas sprendimas. Šitoje vietoje matosi yra skydas uždėtas, tai tam, kad jį išimti, turėčiau tuomet pašalinti lempas iš savo lizdų, tačiau to nedarysiu, kadangi man turbūt užteks jums parodyti jo vidų apsukus, apvertus tiesiog patį aparatą, nes apatinį dangtį nuėmus, matysis apatinė dalis ten, kur jau visas stafas yra. Ką mes dar matome čia? Mes matome einančius laidus, tai čia pas mus bus signaliniai laidai ir jie matosi, kad eina per tokį skydą, čia toks kaip tunelis padarytas būtent laidams ir čia irgi matosi ir apsaugota. Tiesa, matosi, kad kepurėlės kondensatoriai yra pasipūtusios, tai čia tik tai yra plastikas, nes šiaip pats aliuminis jaučiasi, kad yra lygus, bet nuo karščio plastikas šiek tiek matosi, kad yra toks, apsitraukęs įdomiai. Ir tiesa, matosi droselis, irgi čia kažkas bėgia yra iš jo, greičiausiai buvo užpiltas ar ką, ir ten matosi, gal kažką dar bandė valyti, bet toks įdomus irgi yra vaizdas, tiesa, kažkas iš jo būtų išbėgę ir jisai matosi, kad kažkaip net kreivai truputėlį stovi, lyginant su transformatorium, jis matosi, tiesiog pavirtė šiek tiek iš šoną ir kažkas iš jo, gal smala kokia nors, arba derva buvo išbėgusi, kuri buvo užpilta tam, kad užfiksuoti patį tą koilą, būtent induktyvumo rytę, kuri ten stovi. Taip atrodo jo vaizdas iš viršaus, tai tuo apversi pasižiūrėsim, kaip jis atrodo iš apačios. Apartas Luxman SQ38FD aukštinkojamas, mus pasitinka štai toks vaizdas ir čia yra kur kas įdomiau. Pabandysim dabar mes greitai prabėgti ir pasižiūrėti jo čia anatomiją. Pradėsiu galbūt nuo maitinimo transformatorius. Matosi, čia pas mus yra daug įvairiausių antrinių apijų išeinančių, taip pat ir pirminių. Tai yra pakaitinimo laidai. Aš gal padėsiu iš šitą šoną žibintuvėlį ir tiesiog parodysiu, kaip yra. Pats gamintojas yra nusprendęs netgi tas aukštos įtampos išėjimus specialiais laidais pažymėti. Tai visos aukštos įtampos matosi, kad eina su raudonais laidais ir ten, kur schemoje mes matome ateinančius raudonus laidus, tai reiškia, kad ten yra aukšta įtampa. Ir ta įtampa, kaip matote čia, yra ir 350 voltų, ar čia, 350 voltų, 280 mA, 60 voltų yra 150 mA. Ir toliau pas mus matosi yra žemiau esantis su mėlynais ir juodais laidais yra pakaitinimas, 6,3 voltų eina apvijos.
Tai vat, toliau reiškia aukštos įtampos laidai ten kokie 350 voltų patenka per saugiklius į diodinį tiltelį. Čia pas mus yra išlyginama srovė, po to jinai patenka ir dar į kondensatorių, kur yra išlyginama, ir iš kondensatorius patenka dar į droselę, o iš droselio po to yra paskirstoma į išėjimo transformatorius, taip pat ir į likusių čia schemoje matomų visų lempų anodus. Matosi, kaip viskas čia išsiraizgalioja raudoni laidai, praktiškai kiekvienos lempas per dar papildomus filtravimus, tai yra per kondensatorius, kaip ir prieš tai esu jau parodęs. Tai kondensatoriai čia yra kaip du viename, tai matosi, kad yra 3 išvadai, vienas iš jų negatyvus, o kiti 2 yra atskiri kondensatoriai. Bet čia nemažai yra, panašu, kad yra naudojamų alyvinių kondensatorių. Matosi oil parašyta, tai čia Nippon Chemicon naudojami kondensatoriai, yra šiek tiek plėvelinių. Matosi, kažkokia yra modifikacija buvo atlikta, nes yra negamykliniai rezistoriai matomi čionais. Ir va taip pat įdomi. Tai reiškia, pas mus čia yra pradinio stiprintuvo sekcija, fono korektorius šioje dalyje pas mus, po to eina jau tono kontrolės blokas, taip pat matosi, čia irgi yra daugybė įvairiausių kondensatorių varžų, taip pat kondensatorių skirtingų tipų, plėvelinių, alyvinių ar kaip oil tipo popieriaus ir alyvos, galima sakyti, taip naudojama. Didelio galingumo rezistorių matosi, taip pat čia yra. Vat, taip atrodo viskas čia. Matosi, paderinimo yra keli potenciometrai, sakykime taip, nustatyti režimą būtent galios lempom ir ne tik tai, nes matosi ir prie driveriams taip pat yra patalpinti čia paderinimo potenciometrai. Jokio paderinimo neturi, tik tai pradinio stiprintuvo dalis, čia jau 12X7, kur lempos yra naudojamos. Toliau, kas pas mus yra su laidais. Laidai irgi matosi, kaip įdomi yra atliktas ekranavimas, tai kai kuris atvejais būna naudojamas toks kaip spiruoklinis vamsdelis, bet toks grinai iš plieno padarytas. Šiuo atveju matosi, kad yra tiesiog supintas laidas, padaryta tokia kaip harmonikėlė. Ir tokiu būdu yra ekranuojamas būtent ekranuojami laidai. Įjungimo pas mus mygtukas ir kiti irgi matosi, kad yra masyvus, dideli ir kieti tokie. Jaučiu, kad geriausia būtų parodyti apvertus stiprintuvą ant šono. Turbūt taip gal ir padarysim, tiesiog gal geriau matysis viskas, nes šią dalį mes daugiau mažiau prabėgom. Čia irgi, kaip ir prieš tai sakiau, ateina signalas, patenka į pradinį stiprintuvą, fono korektorius, iš jo patenka po to į kitas lempas ir jos taip jau signalas prabėga ir patenka vėliau į transformatorius, iš transformatorių po to išeina į išėjimo terminalas. To apversiu šią ant šono, kad galima būtų dar šiek tiek iš arčiau pasižiūrėti kitus įdomius momentus, matomas čia. Paverčiau dabar stiprintuvą ant šono, kad galėčiau jums iš arčiau parodyti, kaip atrodo visi čia tokie masyvūs ir stambus jungikliai. Viskas matosi yra tvirta, rimta, iš metalo padaryta. Čia pas mus yra jungimo mygtukas, nes matosi, šalia jo dar yra nesantis rifa, taip vadinamasi priešinio tipo plėveliniai kondensatoriai. Matosi, kad čia buvo nedidelė modifikacija padaryta, tai prilituoti yra papildomi plėveliniai kondensatoriai. Žemiau pas mus yra jau taip vadinamas speaker sistemos, tai yra garsiakalbių sistemos jungiklis, kuris leidžia arba vieną arba kitas akustinių sistemų tipo pasirinkti. Jungiklis matos irgi naudojamas gana rimtas, 5 amperams reitinguotas, 250 voltų. Tai čia yra setas padarytas iš 2, tai tiesiog persijungia. Toliau pas mus matosi yra tokie jungikliai galėtiniai, sakyčiau taip, įdomiai atrodo, irgi viskas čia tvirtai, rimtai padaryta. Oksidacijų kažkokių tai neusimato, ten kaip ir atrodo neblogai visi tie kontaktai, tai kaip ir
testavimo metu irgi nepastebėjau nieko. Na, visi tokie va jungikliai, matosi, kad yra rimti, tokie metaliniai. Taip pat gana rimtai surinktas aparačiukas. Vat, tai dar šiek tiek galima iš arčiau pasižiūrėti, kaip atrodo pas mus išėjimo transformatoriai, nes matosi, kad turi dar ir lentelę, kurioje yra pavaizduoti, tarkime, kur kokius kontaktus reikėtų sujungti, kad būtų galima naudoti skirtingas, pavyzdžiui, skirtingai įpedant savo akustinės sistemas. 4 ohmų, 6 ohmų, 8 ohmų, 10 ir 16 ohmų gali būti naudojamos kombinacijos. Taip pat yra pavaizduotas pirminės apvijos irgi tipai, kaip ką pasijungti ir panašiai. Tai žodžiu, toks vat yra momentas. Vat 1,3 Henrio pas mus yra šitas droselis, 23 ohmų, 200 mA, 200 iki 270 mA maksimaliai gali jisai atlaikyti. O toks vat yra droseliukas. Keletą elektrolitinių kondensatorių, kas čia tokio. Šitą reikia pašalinti, nes jisai čia nereikalingas apanglėjęs dalykas, kuris gali turėti įtakos. O to aš jį pašalinsiu. Ir bus ramu prie to pačio. Žodžiu, čia kažkas. Nes matot, tokie dalykai jau po to gali pasidaryti dalinai laidus ir pridaryti visokių nepageidavimų problemų. Na tai va, pašalinau, daugiau čia mes nėra, kitoj pusėje lygiai tas pats, lygiai tokia pati grandinė, tik tai joje nieko panašaus į tai, ką radau prieš tai nėra. Ir čia šitos momentus mes galim patraukti iš šono, galbūt netgi tai turėjo įtakos ir problemų, kai testavau aš šitą aparatą, nes irgi ten įdomi situacija buvo su to signalo netolygumu. Kas jį žino, reikės dar kartelį patikrinti, pasižiūrėti. Nu tai toks vat yra vaizdelis, šiaip viskas yra neblogai surinkta, aišku, metai savo parodo, nes tais laikais, toks vat yra buvo montažas, tai yra vėlesnės serijos Luxmanai jau naudojo dalinai jau spausdintasias plokštės, o čia viskas yra padaryta būtent erdviniu būdu. Erdvinis montažas. Na taip atrodo jisai iš vidaus apvertas jį ant šono. O štai taip atrodo galinė dalis SQ38FD. Pas mus kairėje pusėje yra įėjimo terminalą, tai yra AUX 3, fono 2, fono 1, AUX 2, AUX 1 ir monitorius, tai realiai yra 4 linijiniai įėjimai ir 2 fono korektorius. Toliau pas mus yra 2 terminalai Record Out ir jau sekantis yra prie Out arba Main In. Tai reiškia, kad gali šį stiprintuvą naudoti arba kaip pradinį, arba kaip galinį. Ir yra jungiklis leidžiantis jungti arba išjungti šį režimą, tai reiškia padaryti šį stiprintuvą kaip atskirų, tai yra, kad būtų atskirai veikiantis ir prie Outas ir Main Inas, arba nustačius į padėtį On, tiesiog bus įprastas integruotas stiprintuvas su pradiniu stiprintuvu, iš kurio signalas patenka iš karto į jau galios stiprintuvą. Viršuje pas mus yra DIN 5 konektorius, leidžiantis pajungti juostinį magnetofoną tuo metu. Ir toliau pas mus, kadangi yra Main In, tai yra galios stiprintuvas, yra atenuacija signalą, kur galima pasirinkti kokį nori signalo lygį. Jeigu, sakykime, signalas yra per stiprus, tai gali su šiuo potenciometru sureguliuoti taip, kad būtų pakankamai to garso ir nebūtų per daug. Toliau pas mus matosi yra 2 grupės akustinių sistemų išėjimo terminalą ir, kaip jau spėjome pamatyti, nepaisant to, kad transformatoriai palaiko kur kas daugiau funkcijų, yra turiuomenį apkrovų pajungimą, tačiau yra paliktos pačios populiariausios 4 ohmų, 8 ohmų ir 16 ohmų apkrovas. Tai tiek vienai pusėje, tiek kitai pusėje. Ir matau, kad čia kažkokie lizdai buvo naudojami
papildomai pasijungti įrangą, bet jie yra jau užpilti epoksidinė dirva ir dar nudažyti juodą spalvą tam, kad netyčia kas nors nieko neįkištų. Aparatas yra pritaikytas 220 voltų AC. O toks yra aparatas. Iš principo tai yra gana retas, tik tai šį modelį būtent mūsų tinklo įtampai skirta, nes ji pagrindinė didžioji dalis šių būtent modelių yra tik tai 100 voltų aparatai skirti Japonijos rinkai. Tai taip atrodo jo galinė dalis. Ir ką, bandysim jį pasijungti, paklausyti ir po to pasidalinsiu su jumis savo įžvalgomis bei įspūdžiais. Ką tik turėjome unikalią progą susipažinti iš arčiau su japonų kompanijos Luxman SQ38FD integruoto sterijos stiprintuvu, lempiniu integruoto sterijos stiprintuvu, kuris iš tikrųjų yra labai retas svečias aplamai Europoje. Džiaugiuosi, kad galėjau jums parodyti jo vidų, taip pat supažindinti su jo struktūra ir noriu padėkoti Justui už galimybę jums jį parodyti. Ir taip, aparatas tikrai dar reikalauja gana rimto serviso ir lempų keitimo matomai yra numatomas, nes yra ten tie papildomi triukšmai, kurie nepatinka. Perklausos metu taip pat labai aiškiai jautėsi momentas susijęs su, galima sakyti taip, aukštuosiuose dažniuose esamų kritimų. Tai aparatas šiek tiek duslokas yra pirmom, sakykime taip, minutėm tai jaučiasi, o po to tiesiog pripranti ir kaip ir viskas tampa ok. Nebekreipi dėmesį tai ir muzika skamba pakankamai neblogai. Šiaip aparatas tai gana fainai skambantis, turi labai gerą lokalizaciją tų pačių instrumentų, ta pati scena irgi labai fainai viskas atkuriama ir sukūriama, sakykime taip. Bendrai visai patiko man šitas aparačiukas, tik tai jam reikia gana rimto serviso ir jisai tikrai galėtų išspausti iš savęs kur kas daugiau negu šiuo metu. Tai ačiū, kad žiūrėjote, iki sekančio karto, iki sekančio įdomus aparato apžvalgos arba serviso reportažo. Ate.